Vytautai, man įdomu, bet žinot, jūs toksai žmogus, kur turbūt nėra abejingų nėra. Žmonės yra įvairūs. Vieni, manau, linkę mylėti gyvenimą ir kitus žmonės, o matyti yra ir linkusių nemylėti. O tie, kurie jau sunkiau susirga, tai jie tiesiog nekenčia. Aha. Aš manau, kad tai liga. Normaliai žmogus neturėtų nekęsti. Turėtų džiaugtis gyvenimu ir mylėti žmonės, kurie yra šitame gyvenime aplink jį, nes visi yra arba labai artimi, arba vis tiek dalyvauja, vis tiek tavo artimi. Gali būti ir labai blogai, piktai nusiteikusių žmonių, kurie tau blogą daro. Na tai reikia juos užjausti, reikia vengti galbūt. Nėra jokio džiaugsmo, kai tau kiaulina arba skaudina. Tai galima vengti, tegu jie savo būna savo pykčio kampe. Na, bet tie žmonės ir tie, kurie ir myli, irgi galvoja, kad jūs truputėlį, ne toks kaip visi žmogus. Kad ta prasme... Klausykit, Nomeda, kiekvienas yra ne toks kaip visi. Nedarykim čia legendų. Aha. Gerai, o ar yra tokių žmonių, kuriems jūs esate tiesiog, kas, tėtis, nežinau kas, uošvis... Tai kas nors esu, bet vis... O man įdomu vis dėlto, čia gera mintis. Tai yra tam tikra kvalifikacija pagal giminystės ryšį. Bet aš manau, kad tai jiems nėra svarbiausia, tai yra pavadinimas. Aha. Pavadinimas piešia kažką ir parašo prosenelis. Dieve, Uršulė, jinai tiek nuostabių dalykų pridaro. Kiek dabar jau proanūkė, tai kiek jūs jų turite, anūkų ir proanūkių? 10, po 10. 10. 10 anūkų ir 10 proanūkių. Fantastika, fantastika. Tai žodžiu, jiems tai čia yra Uršulė nupaišė piešinį su ryškiai rožiniam lūpom. Taip. Jo. Ne, truputį labai subtiliai. Veidas juodas, sakiniai tokie juodi. Taip. Kažkaip tai išėjo panašiai. Visi sako, kaip į tai tokį panašų nupiešė. Toks siaubukas, bet panašus. Aha. O į burną yra truputį raudono. Aš galvoju, iš kur tas meno paitimas? Arba jis ten stovi bangose tokiuose, bet yra mano Facebook'e, jeigu įdomu. Taip, mačiau aš. Aš įdėjau tą, bangose jisai stovi tasai padaras ir laiko rankoje vienoj lazdą. Žiūriu, kaip jį nužiūrėjo tos lazdos galvutę. Aha. Ir kaip galima vaikas teptuku vienu brūkštelimu padaro tiksliai. Aha. Taip ir yra tokia galvutė, kaip arklio galvutė. Tas ryšys yra. Akį turi akį, turi ir ranka klauso, nežinau, kaip tai stebuklai kažkokius tais vaikais. Tai stebuklai, vaikai apskritai yra stebuklai. Ateina ir toks jau žmogus ir samprotauja, ir šneka. Taip. Ir labai dažnai pataiko tiesiai 10, pasako visiškai teisingai. Tai gauna barti iš savo senelio, taip, ir sako, tu mane nuliūdinai. Čia kas taip sako? Uršulė čia turbūt. A ne? Tu mane nuliūdinai. Tikrai. Nieko bartis. O kas jūs liūdina? Kas jūs? Mane? Kaip mane nuliūdinti? O pavyzdžiui? Aš nenorėčiau, tai kam aš turiu davinėti patarimus dar prieš save. Bet yra tokių dalykų, ne? Yra tokių dalykų. Žinoma, liūdina kartais žmonių menkystė, kokia tai tokie apgailėtini, taip vadinami dalykai. Geriau jų nebūtų, bet jų yra, jie irgi yra gyvenimo sudėtinė dalis. O dabar pašnekėkime apie šitą temą, apie ką mes čia apsisprendėm pasikalbėti, apie tuos žmonės, kurie vis dėlto išgyvena vienatvę. Ar jūs pats išgyvenate kažkada kažkokiom aplinkybėm, sakykime, nežinau, mirus žmonai Gražinai? Tai iš dalies kiekvienas iš mūsų esame vienas.
bet tuo pačiu ir ne vienas. Ir tu turi aplink save visą pasaulį. Tik arba tu jį jauti, supranti, bendrauji, arba kažkodėl susitraukia į savo kampą ir nebendrauji, pats pasidarai savo vienatvę. Bet tai nėra būtinas dalykas. Ir kaip iš Iš jos tikrųjų, tai išlįsti? žmogus niekada nėra vienas. Nu, kai numiršta, tada aš nežinau, kaip ten toliau. Tegu sprendžia kiti filosofai, aš turiu savo požiūrį, bet čia ne ta tema. O koks beje labai įdomu, man labai įdomu, aš labai atsiprašau, koks jūsų požiūris? Nu, tai čia, žinot, mes perinam į kitus kitas barus. temas. Į kitus barus. Aš Sokrato požiūris man labai priimtinas ir labai išmintingas. Bus arba vienaip, arba kitaip. O kai bus, tai tu pamatysi kantrybės, truputį kantrybės. Mirus Gražinai, ar kalbėdavote su ja, ar kalbate su ja? Aš, pavyzdžiui... Beveik taip. Aha. Gal ne visai tiesioginė prasme, bet kai kada taip. Ne visai tiesioginė, reiškia mintyse. Ot man kai kada atrodo, kai aš būnu pajūryje, kur mes vasarnamį turime. Ir už lango jau į žemyno pusę yra didelis laukas, dar neužstatytas. Ir už to lauko teka saulė. Tai aš pabundu dažnai anksti dar prieš, arba paskui jau tą saulutę nušvintant. Tai man tiesiog kaip Gražinos atėjimas tokia. Tokia šviesi, tokia gera. Aš sakau labutis, žinai. Labutis. Kaip kada, žinai. Gražinau, sakau, vėl. Ačiū, atėjai, gerai. Ar teisingai išskaičiau, kad ji pasakė, ar čia teisybė, kai žurnalistai užrašė, kad ji pasakiusi jau visiškai, nežinau, turbūt jau nežinau, kiek ten likus jos gyvenimo, kad aš viską padariau, o tu dar ne viską padarei. Maždaug taip, ji tą pasakė. Tai reiškia teisingai užrašė. Pasakė, tu dar turi pabaigti visokius savo darbus. Jinai matė, kad aš esu toks prakeiktas. Aš apie kai kurios darbus jį galvojo, kad aš niekad nepabaigsiu, apie konkrečius darbus net. Aš 10 metų rinkau ir vis prieidamas rašiau ir dariau knygą apie savo mamą. Galų gale ta knyga jau nuėjo į leidyklą, kažkur ten panašiai, bet aš vis dar dirbau. Tai jinai man yra pasakius, tu jos niekad nebaigsi. O jinai sulaukė? O vis dėlto jinai buvo paskutinė knyga, kurį skaitė. Skaitė ir norėjo visą dar iki galo perskaityti. Tai čia aš nepateisinau jos tokios prognozės. Negeros prognozės. Bet apskritai tai tų darbų visą laiką aš turiu. Bet jie iš mano gyvenimo ateina, iš paveldo. Gyvenimas yra tam tikras paveldas, buvusių ir nebūtų, ir nebaigtų dalykų, ir galvotų, ir nešiojamų savyje. Tai jeigu turi ūpo apie tai galvoti ir kalbėti, tai kalbi ir rašto būdu. Taip. Sau užsirašydamas, tai turi darbo begalę. Begalę ir galų gale kalbėsiu, tai yra kaip kalbėjimas su savim. Tai nėra visai trenkto žmogaus. Aš taip Kartais prisimenu, mano mama, aš nugirsdavau, kad jinai kalba. Sakydavau, mamutė, su kuo ten kalbėjo? Kad nekrei, aš mėgstu pasikalbėti su protingu žmogum. Aha. Kalbasi su protingu žmogum. Aš tada pagaunu, kad aš kartais irgi garsiai kažką pasakau ir kai tu išgirsti, ką tu ten pasakei, tau tada tu arba patvirtini, arba ne. Aš pasitariu, irgi iš tikrųjų pasitariu garsiai.
Ja. Jo. Ir man taip gražu, aš iki šiol prisimenu, kaip jūsų mamutė jums sakydavo Vituli. Aha. Ar dar yra žmonių, kurie taip sako jums? Nu, nelabai dabar tokių nėra, tokios kategorijos žmonių. Kartais mano pusseserės taip dar sakydavo, nes jos girdėdavo savo mamas arba mano mamutę, jiems tai buvo Tuteonytė, tai vartojant tokį kreipinį, tai ir į mane kreipdavosi Vitulį, bet dabar ne vienos nebeliko. O ką daryti, kai va taip pat nebelieka tų žmonių ir kaip atsitinka, kad va tiegi po truputį išeina? Pradžiai išeina tas ratas žmonių, kas yra mūsų tėvai, tie vyresnieji ir vis mažiau lieka tų žmonių, kurie tave prisimena mažą kažkokį tai ir ta prasme tuo prisiminimu tarsi jau kaip ir nebėra su kuo pasidalinti. Bet jis tebėra tavyje, tai tie žmonės tebėra, tai yra kažkoks fenomenas, aš jo ir džiaugiuosi ir matau tam tikrą, nemirtingumo, tam tikrą formą, kad tie žmonės tebegyvena atmintyje. Kartais taip tiesioginė prasme, kultūrinė atmintyje, jie žinom, jie kokių nors minčių paskleidė arba gerų tokių jausmų yra paskatinę ir jos 100 metų mini už tai, bet taip pat ir jų šeimų artimieji prisimena senelį, prisimena ten kokią nors močiutę ir tai yra mūsų gyvenimo turinys ir jie tebėra. Ir jie tam tikrą prasme tebėra. Kol mes esam, tol ir jie tebėra. O vaikai jūsų, jie nori klausosi, pavyzdžiui, ar anūkai ir proanūkiai, nori klausosi apie mamutę jūsų, apie tą praeitį, apie jūsų tėtį? Tas istorijas jūs pasakojat? Su tais pasiklausimais yra dėsningi tam tikri dalykai. Viena vertus, tie vyresni arba seni žmonės mėgsta kalbėti, o jauni žmonės, kuriems tai būna ir tam tikrų žinių šaltinis ir įdomumas, jie neturi daug laiko arba jie pagauna iš kelių žodžių ir jiems užtenka. O vyresni žmonės mėgsta tą pačią istoriją po 5 kartus papasakot kartais. Tai žinoma, aš jaučiu ir kaltę prieš savo tėvelį, kuris taip laukdavo, kad aš pas jį atvažiuosiu ir jis su manim galės pasikalbėti. Jis taip ir sakydavo. Taip, bet labai kantriai laukdavo. Jis matė, kad aš labai užimtas iš visokių ir savo, ir šeimos, ir profesinių, ir valstybės reikalų paskui. Kur čia dabar ten? Bet vis tiek jis laukia, o kada aš atvažiuosiu ir tada ne tik, kad jis mane pamatys, bet jis turės su ko pasikalbėti. Čia yra nuostabu. Ir aš su savo tėčiu, aš tarp kitko paskambindavau, važiuodama, kur nors dabargi yra ta laisvų rankų įranga, paskambindavau ir klausinėdavau apie jo vaikystę, apie praeitį, apie jo mamą, apie tėtę, apie įvykius kažkokius. Ir jis labai noriai man pasakodavo. Bet aš žinot, ką pastebėjau? Kad jis labai bijodavo mane trukdyti. Jis sakydavo, jis karts nuo karto, aš paskui tik perpratau, kad jis kartais tokį savo, tai gerai, namedėlė, tai viskas, tai viso gero. Ir aš galvodavau, gal jau jis turi kokį reikalą. Ir aš tik po laiko supratau, kad jis tiesiog nenori manęs trukdyti. Ir taip irgi yra, žinoma. Tai visokių yra dalykų, tai yra žmonių bendravimas. O nebūna taip, kad jūs nenorit trukdyti, pavyzdžiui, su savo istorijom, savo vaiku. Jūs galite apie viską su jais kalbėtis? Aš galiu kalbėti apie viską, bet aš stengiuosi nepatekti į tokius pastus, kada aš kalbu todėl, kad man norisi pasakot, o jiems jau gal ir neįdomu, arba jie turi kitų reikalų. Aš prisimenu iš savo ir iš tos savo kalties, kad mano tėvelis būtų norėjęs, kad ilgiau mes pasikalbėtumėm. Bet jis niekad nepriekaištavo. Jie nepriekaištavo. Niekad nepriekaištavo. Nors aš žinojau, kad jisai laukia. Tai dabar mano mama, mes gyvenam kartu su mama ir jinai tik taip sako, aš tavęs labai laukiu. Mes kartu, bet aš visą laiką tekina. Ašgi bėgte. Taip. Ir aš ten kraštų tvarkau. Vaistai, valgis, būtini dalykai.
O pokalbiui tai kaip ir net tiek to laiko jau daug ir lieka. Nu tai gerai, bet tai yra ir tėvai, galų galia ir mano vargšė žmona visą laiką turėjo tą situaciją, Aha, kad jis niekad neturi laiko. va, O užsiėmė. kaip jie gyventi, Taip. žinai. Bet ką padarysi, nu jau eini su visu kuo, su visokiom savo kaltėm ir galų galės tą situaciją. Bet yra daugybė tų žmonių. Vėl grįšiu prie tų procentų. Prie tų baisių procentų, kodėl žmonės, būdami, nežinau, 70 daugiau ir 80 daugiau, nusprendžia nusižudyti. Ir aš galvoju, ta vienatvė matyt, kurios mes nesam išmokyti kažkaip tai jos priimti. Ir gal tokie žmonės, kurie nemoka, jiems verta ieškoti pagalbos. Mes kadangi kalbam šiandien apie tą, o jums tekia girdėti apie tą sidabrinę liniją? Yra, Nu, tai čia labai senas dalykas. nes tai yra toks pagalbos. Apie sidabro giją buvo, reiškia, tokias ir poezija, ir literatūra. Ir paskui ta sidabro gija ir tapo ryšio linija. Taip. Tai ne vien tik plaukuose atsiradusi sidabro gija. Nu ir va tas pagalbos telefonas, kuriuo žmonės galėtų skambinti. Ir aš nežinau, kaip juos pakviesti tą padaryti. Todėl, kad mes, vat ir jūsų prašom, kad mes atrastumėm kažkokius tai žodžius, dėl ko jie... Aš manau, kad galbūt reikia, kad žmonės suprastų, jog jeigu jie skambina kam nors pasikalbėti, tai nebūtinai todėl, kad jam reikia, iš tikrųjų jam gal reikia, ir jis nori pasikalbėti ir bendrauti, bet kam kitam irgi reikia. Tai kad čia yra ne vienos, kaip čia, krypties eismas. Taip, reiškia, galbūt, nežinau, tu kam nors paskambinai ir jam padarai didelį džiaugsmą. Taip. Tai ko tau gaila padaryti žmogui džiaugsmą? Skambink ir leis pasidžiaugti tavim. Skambink. Juk gali skambinti bet kam, žinai. Taip. Galima ir... Nu, bet ar verta užsidaryti, sakykime, savo amžiaus grupėje? Juk kiek daug džiaugsmo suteikia bendravimas su gerokai jaunesniais ir galų gale su proanūkiais. Su ta pačia Uršulė. Ne, tai kad žmonės yra įdomus, tai būtent jeigu tau žmonės įdomus, tai jie savo įvairumu įdomus. Tu sutinki įvairiausio amžiaus žmonės ir tau patinka susitikti, bendrauti, pasidžiaugti, kad mes štai esam čia šitame pasaulyje po šito dangum. Tai čia mūsų laimė, mūsų dovana. Nebranginti tos dovanos, nu, tu gali nusivylęs viskuo pasakyti savo, man jau daugiau nereikia, aš čia nieko gero nematau. Bet, o gal tu dar kam nors reikalingas? O gal tu gali kitam tokiam padėti, kuris taip pat neranda džiaugsmo, o tavo skambutis būtų džiaugsmas. Tai ar tau gaila? Kodėl tu toks egoistas? Jo, skambutis. Pats skambinate? Ar dažniau būna taip, kad jums skambina? Nu, aš tai ir nelabai taip, kad aš skambinčiau, tiesiog skambinu, kai prisimenu kokį reikalą. Bet papliurpt? Na taip, čia aš nesu tasai, kuris skambina tiesiog pasiilgęs. Na ir nebeturiu tokių žmonių, kurių taip labai pasilgčiau, kad būtinai turėčiau paskambinti. Tai negerai, tai čia mano trūkumas arba jau toks nuostolis mano gyvenime. Bet kiekvienas paskambinimas iš karto atneša gyvybės. O, kažkas sužinojo, o, kažkoks reikalas, o, tai aš dar kam nors reikalingas. Ir žiūrėkit, su vaikais, aš dabar kartais galvoju, ar su vaikais apie viską galima kalbėti. Juk turbūt yra temų, kur vis tik tai, Nu, be abejo taip. Be abejo taip. Žinoma, su vaikais, kas tie vaikai? Tie vaikai dabar yra turbūt ir 20, ir 30, ir dar daugiau metų.
Nu, tokie 20 per 20. O aš vakar mačiau Kavtaradzės filmą. Naują, būtent apie tuos naujus žmonės. Ir jų pasaulis. Žinoma, aš esu toloka nuo to pasaulio. Jaučiatės per toli, nesuprantat per toli, ar tiesiog įdomu? Ne, tiesiog jie kitaip gyvena, Kitokie. jų kitokia galvosena, kitokie interesai, nors pamatai, kad yra ir kai kas labai ir suprantama. Ir jeigu jų interesas pagal jų amžių galbūt, o gal ir pagal kultūros atspalvį, pagrindinis interesas ir pagrindinis dėmesio ratas yra lyčių santykiai. Ir santykiai su žmonėmis, kurie yra kitos lyties ir gali būti partneriai kokie nors ar panašiai. Bet tu matai, kad tie žmonės eina ir graibosi, susiranda, džiaugiasi, praranda, nusivilia, pergyvena ir jie yra tam užburtam rate. Tartum nėra beveik nieko daugiau. Arba kiti dalykai yra daug mažiau svarbu. Taip, bet gal čia amžiaus specifika? Tai kada reikia susirasti kitą gamtos šauksmas? Ir gamtos šauksmas jis visada buvo. Taip. Bet yra, matyti, ir kultūros toks kažkoks akcentas dabar, kai žmogus, ypatingai tie žmonės, kuriems reiktų ko nors ieškoti, už ko užsikabinti, dėl ko jie gyvena. Tai jie turi šitą pasiūlymą. O štai čia aišku. Ir mes dėl to gyvenam. Bet jie nelaimingi. Aš matau, reiškia, jie ir gražūs, ir įdomus, ir vienas kitą ir myli, ir skausmą teikia, bet kažkokiam užburtam rate. Tokiam ne tik tai amžiaus, bet galbūt ir civilizacinėme. Žmonija praranda prasmę arba nenori susirasti kokios nors prasmės. Kam jie yra? Nu, bet va tos prasmės, aš irgi kažkada visą laiką taip jaunystėje atrodo, kam ta prasmė, vat ką daryti, kur ta prasmė, o paskui tai susirask. Nu tai susirask, tai susiieškok tos prasmės. Ne, nu tai pirmiausiai, kaip tu vertini savo buvimą. Nu, bet žiūrėkit, mes kalbam, kad yra tokių vyresnių žmonių, kurie nebevertina savo buvimo. Ir jie tos prasmės nebemato. Ir aš galvoju, tu nugyvenai visą gyvenimą. Nu, matai, kaip kam čia turbūt jau priklauso nuo psichologijos, nuo kokių nors. Aš atsimenu ir visiškai senutę, ligotę. Ir kai jis sakė, žiūrėkit, kaip ji galvoja. Ji tiek privargus, bet dar nors vieną dienelę. Dar nors dienelę. Ji nenori, dievulį greičiau pasiimk mane. Būdavo ir taip. Ir mano Gražina taip pasakydavo. Gal jau dievulį pasiimk mane. Žinai, jį prisikankino, jau mažai džiaugsmo turėjo. Nors vis tiek dar džiaugiasi, kad tai ir man atrodydavo, kad jau kai nekalbėjo, kad ji dar girdi, dar pažįsta. Tai turbūt džiaugiasi, kad kažkas atėjo, laiko ją už rankos, kalbina ir tartum jį dar atsako rankos paspaudimu. Tai jai gera, kad dar kažkas yra. Tas buvimas iki pat pabaigos. Būti. Taip, tai nors gali pasakyti ir taip, kad geriau jau tai pasibaigtų. Bet ir nebūtinai. O šiaip visuomenė jūs pastebite, kad kažkaip, galvoju, kaip čia suformuluoti, kad bijoma senatvės. Yra tokia senatvės baimė. Iš ko aš taip spėju? Iš to kartais negražaus kalbėjimo. Nu, mes galim ieškoti žodžių, kartais jie per atsargūs. Nu tai kam čia tokius daiktus svarstyti? Nu galbūt žmonės bijo gyvenimo. Nu senatvė yra dalis gyvenimo. Tai vat atsakymas, jie tiesiog bijo gyvenimo. Nu taip, bet tai reiškia,
Tai ar tu bijai gyvenimo, ar tu bijai tam tikro gyvenimo tarpsnio. Buvo visokių mano labai miela, labai optimistiška teta Julija, mano mamos sesuo. Sakydavo su tokiu jumoru, rusiškai sakydavo seną patarlę. Staras не радость, а большое свинство. Didelė kiaulystė. Senatvė ne džiaugsmas, bet didelė kiaulystė. Didelė kiaulystė. Nu tai kiaulystė, tai žinoma, nėra didelis džiaugsmas, bet yra ir kitaip matančių. Nu, ne tai, kad tau čia primetė, tau atsitiko. Neatsitiko, tai yra laikas atėjo ir kitaip negali būti. Galėjo tave patraukti anksčiau. Nu, kaip senovės romėnai sakydavo, kad dievų numylėti nemiršta jauni. Išvengdami to tarpsnio. Bet tai čia jau tokia stoiška, žinoma, filosofija ir tam tikros kultūros, bet kita vertus tai, kas tai yra. Galbūt tau gerai, bet tu nesi vienas, tu esi tarp kitų žmonių. Gali būti, kad yra žmonių, kuriems gerai, kad tu esi. Tai pabūk dar. Kodėl tu turi bėgti? Iš čia. Jo, įsivaizduojat save skambinant į sidabrinę liniją? Pagalbos telefonu, kuris yra? Aš neįsivaizduoju, aš galiu savo paskambinti. Aš su savim kalbuosi, aš turiu su kuo bendrauti. Kaip mano mama sakydavo, pasikalbu su protingu žmogum. Nėra taip, kad aš neturiu su kuo bendrauti. Bet turbūt yra tokia kategorija žmonių, kaip jūs ir minėjot, mes labai skirtingi. Mes esam labai skirtingi, pasaulis yra labai įvairus. Ir galbūt yra tokių žmonių ir iš tikrųjų jiems ir padeda. Ir paskambinę jie gali rasti pačius įvairiausius žmonės. Ten kalbamasi įvairiausios amžiaus grupės. Jeigu tu pasakysi paskambinęs, aš noriu pašnekėti su žmogumi, kuris, protingai su manim galėtų pašnekėti, tu rasi tokį žmogų. Jeigu tu norėsi pasikalbėti tiesiog apie paprastus dalykus. Ne, tai pirmiausiai vien pats faktas pasikalbėti jau yra gerai. Protingas ar netoks protingas, ten labai geros širdies ar koks nors susiraukėlis, bet jeigu tu su juo kalbėsi, tai jau yra bendravimas, jau yra turinys, jau yra gyvenimo būdas. Ir tu gyveni, jeigu tu bendrauji su žmonėmis, bet tu gali bendrauti ir per knygą, tu gali per muziką bendrauti, per maldą. Tai to bendravimo yra visokiausių formų. Svarbiausia, kad tu pats, ar tu nori bendrauti ir ar tau džiaugsmas bendrauti, turėtų būti džiaugsmas normaliai, nebent tu esi tarp kokių nors žmogėdrų visiškai, su kuriais ten nei kalbėtis nėra apie ką, nei žiūrėti į ką nėra. Tai kenti tada. Bet čia tokie labai jau kraštutiniai atvejai. Normaliai tai esi tokiai mišrioje kompanijoje, kur gali būti ir žmogėdrų, bet ne vien žmogėdras. Yra žmonių ir tie žmonės vėl visokie ir kiekvienas neša savo turinį, savo gyvenimus, neša didžiausią bagažą. Ar matėt filmą Kartą gyveno Uvė? Senas, vienišas žmogus. Bet jis gyvena miestelį, turi savo kampelį, aplinky kiti gyventojai, kaimynai visokie įvairūs. Jis keistuolis ten toksai, jisai prie visų kabinėjasi, jam nepatinka, kad netvarka, kad nusižengia taisyklėms. Jis toks priekabiautojas, zirza, senas zirza. Bet tas senas zirza yra labai geras. Ir vaikai mėgsta jį. Ir neatsimenu, ar jis ten kada nors pyksta ant vaikų. Nors šiaip ant žmonių, tai ant suaugusių, tai kartais pyksta, kad jie negerai elgėsi. Ir iškalbinėja.
bet atsiskleidžia, koks jo gyvenimas visas. Savotiškas, jaunas žmogus, vienišas, našlaitis, ėjęs ten per gyvenimą, padaręs profesinę karjerą, sutikęs moterį, merginą, meilę didžiausią, nelaimę, jinai sužalota visiškai, jis ją ištraukė iš po griuvėsių, reiškia, globoja, puoselėja, gydo, jinai invalidė, jinai atsigauna, ji tampa veikėja tame invalidės gyvenime. Tai yra labai didelė istorija, bet kai tie, kurie aplink tą senuką, jie nieko nežino apie tą istoriją. Tai jau tas filmas kartą gyveno Uvė. Tai žodžiu, kad nėra tokio žmogaus, kurio gyvenimas nebūtų įdomus, kuris nebūtų reikšmingas. Taip, ir ten taip atsiskleidžia toks nepaprastas gyvenimas, pilnas ir meilės, ir rūpesčio, ir sielvartų dėl nelaimių, kurios atsitinka. Žodžiu, nėra nereikšmingų gyvenimų. Nėra. Tai tas filmas tuo labai gražus. Nu ir jis baigėsi taip, žinoma, jis vienišas miršta, jis turi katiną, jį randa mirusi, gulinti lovoje, katinas guli ant krūtinės ir dar jį šildo. Dar laukia, gal atsikels. Gal atsikels. Tu visada gali turėti kažką ir netgi tas vienas katinas, taip, kuris tavęs laukia, taip, yra pats svarbiausias dalykas. Ir tu esi tam katinui reikalingas. Taip. Ir jis nori, kad tu dar būtum, jis tave šildo. Taip. Mes visi reikalingi. Taip. Visi reikalingi. O tai reiškia, yra teigiamų dalykų senatvėje. Ir labai paprastai suprantamų. Praėjo tas laikotarpis kokių tai aistrų, tokių potraukių, troškimų didelių, reiškia, blaškymosi dėl jų. Ir kai tu ten ir privargdavai, ir kankinaisi, žinoma, džiaugiaisi, bet tas laikotarpis jau jisai yra praeityje. Dabar ramybė yra, tavęs niekas nedrasko, iš vidaus tavęs niekur nemėto, o tu turi laiko ir galbūt, jeigu tu normalus angliškas buržuo ar dar koks nors, mes ir lietuviški tokie beveik. Visi ką nors sukaupę savo gyvenime ir žinių turto, ir materialaus turto, ir turi galimybę padėti. Ir džiaugsmas yra padėti. Ir jis apie tai rašo. Dabar aš galiu daug kam padėti. Ir tai mano džiaugsmas. Čia toks gražus požiūris, Vytautai. Todėl, kad tu, ne tai, kad tu lauki savo pagalbos, tu supranti, kad tu gali kažkam padėti. Užtat aš ne vieną kartą savižudybės tema esu leidęs savo pakalbėti. Tai žmonės yra suklaidinti. Jie pametė supratimą, kad jie dar gali kam nors padėti. O išsiregistravęs tu jau niekam nepadėsi. Savaip gražus kiekvienas metų laikas. Malonų rytą ir vidudienį. Žavus pavasarį sudie. Su šypsena einu į rudenį. Ir aš dar nejau taip labai į rudenį, bet mačiau, kad toksai požiūris arba Rabindranatas Tagore, kaip yra pasakęs, senas, be galo gilus poetas, mąstytojas. Paprastai pasakė, mylėjau gyvenimą, tai žinau, kad pamylėsiu ir mirtį.